Sveiki! Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip mūsų namų aplinka gali tyliai palaikyti tai, ką norime sukurti savo gyvenime. Šiandien kalbėsiu apie manifestaciją per erdvę ir namų aplinką. Manifestacija šiuo atveju ne apie magiją, o apie tai, kur nuolat kreipiame savo dėmesį. Tai gebėjimas per paprastus dizaino sprendimus ir mažus įpročius priminti sau, kas mums iš tiesų rūpi ir kasdien tuo gyventi. Kai aplinka mus palaiko, viskas tampa šiek tiek lengviau, ar ne? Tarsi namai pradėtų kvėpuoti kartu su mumis. Jie primena kryptį, ramina, galbūt skatina veikti. Šiandien pakalbėsiu apie keletą būdų, kaip per šviesą, medžiagas, kvapus, garsus ir mažas kasdienės detalės sukurti erdvę, kuri padeda manifestuoti. Pirmiausia, pakalbėkime apie matomus simbolius kaip ketinimo objektus. Pradėk nuo mažo ženklo. Pasirink vieną daiktą ar simbolį, kuris tau primintų tai, ką šiuo metu sieki įtvirtinti savo gyvenime. Tai gali būti bet kas – akmuo, keramikinis dubenėlis, žvakė ar mažas augalas. Padėk jį vietoje, kurią kasdien matai. Ant stalo, lentynos, galbūt palangės. Šis objektas neturi nieko daryti. Jo tikslas tyliai priminti. Kaskart jį pastebėjusi ar pastebėjęs, giliai įkvėpk. Ir pagalvok apie savo troškimą. Galbūt tai ramybė, drąsa, gausa ar kažkas kito. Vienas žodis, viena būsena. Su laiku šis mažas ženklas tampa inkaru, vieta, kur sugrįžta tavo mintis. Aiškumas erdvėje atneša aiškumą mintise. Energija visuomet juda ten, kur yra vietos. Kai daiktų per daug, dėmesys išsisklaido, o mintis tampa nerimastingesnės. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti visko, tiesiog įvesti daugiau aiškumo. Pasirink vieną paviršių – lentyną, stalą, palangę ir trumpam palik jį tuščią. Pajaus, kaip atrodo ši erdvė be pertekliaus. Tuštuma nėra trūkumas. Tai kvėpavimo vieta. Kuriam laikui palik šią vietą tuščią, o vėliau į ją sugrąžink vieną ar du daiktus, bet tik tuos, kurių tau labai norisi. Medžiagos, kurios sukuria atsipalaidavimą. Tam, kad pritrauktum tai, ko trokšti, turi būti maksimaliame atsipalaidavime. Įtampa yra manifestacijos priešas. Žiemą, kai už lango šalta, niūru, oras atrodo tarsi sunkesnis, labai svarbu, kad erdvė kvėpuotų per medžiagas. Natūralūs paviršiai, medis, linas, vilna, akmuo turi savo tylų balsą.
Kai liečiame natūralią medžiagą, kūnas įsitempia mažiau. Tai priminimas, kad estetika nėra vien išvaizda. Tai būsenos pojūtis. Pabandyk pakeisti vieną dalyką, pavyzdžiui, plastikinį padėkliuką į medinį ar sintetinės pagalvėles į lino. Mažas pokytis gali pakeisti viso kambario nuotaiką. Na, o kaipgi garsų įtaka? Garsai formuoja mūsų būseną taip pat stipriai kaip šviesa ar kvapas. Kiekvienas garsas tai ritmas, kuris arba stiprina tavo energiją, arba sekina. Pagalvok, ką nori įtvirtinti savo gyvenime. Jei tavo ketinimas susijęs su ramybe ar aiškumu, rinkis švelnią instrumentinę muziką, gamtos garsus, o gal net monotonišką laikrodžio tiksėjimą ar lietaus foną. Jei nori į gyvenimą įnešti daugiau veiksmo, kūrybos ar įkvėpimo, pasirink ritmingesnius garsus. Tai gali būti pianino ar gitaros melodijos, motyvuojančios tonacijos. Tyla ir garsas tampa manifestacijos ženklu, dar vienu keliu į tavo siekiamą būseną ar tikslą. Garso ar tylos ritualai gali būti trumpi. Pavyzdžiui, 5 ar 10 minučių kasdien. Svarbiausia yra nuoseklumas. Kiekvienas kartas, kai klausaisi sąmoningai, įtvirtina tavo ketinimą giliau. Kvapas ir jo nematomas ryšys su manifestacija. Kvapas kuria labai stiprias emocijas. Jis pasiekia smegenų emocinį centrą greičiau nei žodžiai ar vaizdas. Todėl kvapas gali tapti galingu įrankiu manifestacijai per emocinį ryšį su tuo, ką nori pasiekti. Pagalvok, ką nori įkūnyti savo gyvenime. Jei tavo tikslas ramybė ar stabilumas, rinkis kvapus, kurie nuramina. Tai gali būti sandalmedis ar kedras. Jei nori veiksmo, daugiau judesio, padės gaivūs aromatai, citrusai ar eukaliptas. Na, o jei sieki meilės ir kūrybos, tai rinkis šiltus sodrius kvapus, rožės ar pačiulio aromatus. Jei sieki daugiau pasitikėjimo savimi, gali pasirinkti pavyzdžiui apelsino žievelės eterinį aliejų. Svarbiausia, kad kvapas turi kelti emociją susijusią su tavo vizija. Kai tą patį kvapą naudoji nuosekliai, jis tampa emociniu inkaru. Vos jį užuodus, kūnas ir protas prisimena: čia mano manifestacijos būsena. Jei naudoji eterinius aliejus, kvėpink ne visus namus, o tik vieną mažą zoną susijusią su tavo intencija. Pavyzdžiui, darbo kampelį, miegamąjį ar skaitymo vietą. O galbūt vietą, kur atlieki tam tikras manifestavimo praktikas. Su laiku kvapas tampa emociniu tiltu tarp erdvės ir to, ką nori pritraukti į savo gyvenimą. Jis ne tiesiog kvepia, jis kalba tavo pasąmonei. Pakalbėkime, kaip šviesa kuria intenciją. Šviesa formuoja mūsų būseną. Ryški pažadina, šilta ramina. Tai paprasčiausias, bet stipriausias būdas keisti erdvės energiją.
Pakeisk apšvietimą pagal tai, kokią energiją nori pritraukti į savo gyvenimą – aktyvią ar labiau atpalaiduojančią. Jei sieki daugiau ramybės, pabandyk sukurti šviesos sluoksnius. Išjunk pagrindinį šviestuvą, junk mažesnes lemputes, lempą prie grindų ar šalia lovos, paeksperimentuok su šešėliais. Šešėliai sukuria jaukumą ir gylį, jie leidžia akims pailsėti. Pabandyk rinkti šviesą kaip ženklą, kai ją perjungi, keiti savo būseną. Pastaruoju metu daug laiko skiriu vienam ypatingam projektui, kuri žvakė, ne tokia, kokias matome visur, ne iš sojų, kaip įprasta natūraliom žvakėms ar palmių vaško, kuris yra ne itin tvarus. Noriu sukurti žvakę, kuri būtų natūrali, kiek įmanoma tvari, bet ir prabangi savo pojūčiu. Noriu sukurti tokią namų detalę, kuri ne tik dega, bet ir jaučiasi kaip tikrai dalis mūsų namų energijos. Na, tai labai ilgas procesas, o dar tik pradžia, bet į jį dedu visą savo širdį ir labai daug paieškų. Ir kai žvakė galiausiai įgaus fizinę formą, labai tikiuosi, kad ji taps dar vienu būdu sukurti tą šiltą, atpalaiduojantį jausmą, apie kurį čia kalbu. Na, o dabar keliaukime prie smulkmenų, kaip įpročio priminimų. Mažos smulkmenos gali padėti formuoti svarbius įpročius. Daiktai tampa tyliais priminimais. Pavyzdžiui, šalia virdulio gali laikyti mažą užrašų knygelę. Kai verdi arbatą, parašyk vieną sakinį – troškimą, padėką ar mintį dienai. Per laiką šie sakinukai tampa savotiškų dienoraščių apie augimą. Rinkis vieną mažą veiksmą, kuris taptų tavo intencijos ženklu. Kuo paprastesnis, tuo veiksmingesnis ir tuo lengviau įgyvendinamas. Na, o dabar trumputis pratimukas. Jei nori, dabar trumpam sustokime. Užmerk akis, giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Įsivaizduok vieną savo namų kampelį, kuriame būni kasdien. Pamatyk jį aiškiai, šviesą, paviršius, spalvas. Pagalvok apie vieną paprastą ketinimą šiai savaitai. Tai gali būti vienas žodis ar frazė, pavyzdžiui, ramybė, aiškumas, veiksmas. Dabar įsivaizduok, kad tame kampelyje padedi vieną mažą daiktą, kuris tą ketinimą primintų. Pamatyk jį, paprastą, šiltą, tavo daiktą. Įkvėpk dar kartą. Ir kai būsi pasiruošusi ar pasiruošęs, atsimerk. Manifestacija yra nuolatinė būsena, ne tik rezultatas. Manifestacija tai ne vien pasiekimas. Tai taip pat nuolatinė būsena. Tai, kuo gyveni dabar, yra manifestacijos, sąmoningos ar ne, pasekmė.
Manifestacija tai gebėjimas pastebėti, kur krypsta tavo dėmesys ir palaikyti jį švelniais veiksmais. Erdvė ir atmosfera čia tampa rėmu. Jos laiko mūsų ketinimus, kai patys užmirštame. Mažos detalės ir veiksmai, pakartoti kasdien, pamažu keičia visą atmosferą. Manifestacija šiame kelyje tai būsena, kurią nuolat grąžini per švelnius ženklus namuose. Kai erdvė tave palaiko, manifestacija tampa lengvesniu ir malonesniu procesu. Ačiū, kad buvai kartu. Tegul tavo namai tyliai primena apie tai, kas tau svarbiausia. Iki kito karto.